Saulė šviečia, matematika spręsti kviečia. Tai dabar mums reikia nustatyti visas K reikšmės, kuriomis A ir B vektoriai būtų kolineriai. Kada bus vektoriai kolinerius, tai kai A ir B vektoriai ir jų komponentai, tai X koordinatė ir Y koordinatė, turės vienodą santykį. Tai reiškia, kad jie bus proporcingi. Tai reiškia, mes tiesiog turime išspręsti šią lygybę ir apskaičiuoti visus galimus K. Ką mes galime padaryti, tai tiesiog 4 sukelti viršų ir 2 minus K sukelti čia į viršų. Tiesiog mums reikia prirašyti, kad 2 minus K nelygu 0. Ir jeigu mes taip įrašome, viskas tada turėtų būti pas mus gerai. Tai tiesiog 2 kart 4 8, o čia turėsime minus K kart 2, tai bus minus 2K ir minus K kart minus K bus tiesiog plus K kvadratu. Tai reiškia, dabar turime K kvadratu minus 2K minus 8, kad galėtume išspręsti kvadratinę lygtį. Na ir paprasčiausiai sprendžiame lygtį ir gauname, kad K1, K2 pas mus bus 4 ir minus 2. Taigi, dabar žiūrime, jeigu turėsime čia 4, tai turėsime 2 ir minus 4 vieną vektorių, o kitas vektorius pas mus 2 minus 4, tai bus minus 2 ir 4. Tai matome, jie yra proporcingi, nes 2 iš minus 2 yra minus 1 ir minus 4 iš 4 yra minus 1. Tai taipogi irgi gerai. Na ir jeigu turėtume minus 2, tai čia turėtume 2 ir 2. Čia turėtume 4 ir 4, tai vėlgi matom, jie būtų pas mus proporcingi, nes 2 iš 4 yra ir 2 iš 4 yra 1/2.